judantysis apimty turim diskusiją, kurioje giliau aptarsime sekuliaraus ir sakralaus pasaulio persidengimą šiuolaikinėje kultūroje. Ir už šį projektą ir diskusiją ir jos įvykimą turiu padėkoti Lietuvos kultūros tarybai ir Vilniaus savivaldybei. Toliau tikriausiai žodį perduodu diskusijos moderatoriui menotyrininkei Skaidrai Trilupaitytei, kuri pristatys dalyvius. Ačiū, Kristina, ir ačiū, kad visi susirinkot. Tai iškart prisistatau, esu menotyrininkė, kultūros politikos tyrinėtoja ir pirmu, kaip sakant, užėjimu noriu savo pašnekovus pristatyti, nes Dainių turbūt visi pažįsta, bet tai yra žinomas menininkas ir skulptorius ir menininkas lūžio kartos, epitetais įvardyjamas, NAC premijos laureatas. Ir apie tą parodą ir Dainių taip pat galima pasiskaityti galerijos puikiame lankstuke, nežinau, ar visi matė. Taip pat noriu pristatyti gerbiamą kunigą Mozę Mitkevičių. Apie jūs esu skaičius, kad esat Biblijos žinovas, tai mudu nepažįstami, su Dainium pažįstami, o su kolega Viktoru turbūt labiausiai pažįstami. Ir Viktorai, norėčiau tave pristatyti kaip filosofą, Levino žinovą, jeigu taip labai trumpai, ir leidėją, kultūrinių ir įvairių kitų knygų leidėją. Kuo šią akimirką užsiemi, nelabai žinau, bet gal diskusijoje paaiškės, nes mes visi turime įvairių veiklų. Ir pradžioj tą parodą gal ir apžiūrėjot, bet noriu, kad Dainius šiek tiek pristatytų parodos prielaidas. Pavadinimą mes žinom, įsivaizduojam, kaip ta paroda atrodo ir tas judančias baliustradas visi turbūt matė. Bet skaitau apie tą visą renginį, kaip apie tam tikrą galbūt ir dvasinį, sakralinį reiškinį. Čia rašoma apie istorinę atmintį, institucinę erdvę ir galios struktūras. Tai Dainiau, kaip tu sugalvojai kvestionuot ar užklaust tas struktūras ir nuo ko viskas prasidėjo? Taip, nuo ko, tai tada reikia labai daug keliauti atgal. Mes taip po truputį. Tai gal pasakyčiau, aš kaip menininkas vis tiek toks esu, mano kūryba yra kaip keliautojo. Imuosi tam tikrų temų, reiškinių, tai, ką tenka pačiam susidurti ir nepradedu nuo teorinių kažkokių dalykų. Dėl to galiu pasakyti, kad į kurią čia pusę šokti, kad tos... Ne, tai gerai, aš... Pradžios tokios būna visą laiką keistos ir jų nėra kaip viena pradžia, jų yra daug pradžių. Tai gal net ir tame buklet, informaciniam leidiny, pavadinkime, ir yra panaudota sentencija iš Siono, islandų rašytojo romano Baldras šešėlio sūnus, kaip čia dabar jau nesumaišyčiau. Ir ten kalba lapė su pastorium viename tokiame epizode, kuris kalba apie šviesą. Taigi gal to šviesos kažkokios ieškojimas kartais priveda prie tokių sudėtingų temų, pavadinkim. O tai šiaip tai galiu ką pasakyti, kad iš tikrųjų darant šitą parodą kažkaip tai YouTube, kaip ir daug žmonių leidžiančių laiką, kažkaip papuolė egzorcisto Valkausko Arnoldo intervai, kur jis pasakoja tuos visus susidūrimus. Ir jis kažkaip grąžino mane į tą atsiminimų lauką, kur vis dėlto tai ir kažkaip teko pačiam susidurti su tais dalykais, bet kuriuos aš jau buvau pamiršęs. Tai tie visi, kaip jis pasakoja, kad ten, pavyzdžiui, tempia už paklodės vaiką ir aš atsimenu iš savo vaikystės, kaip dieną užmygęs, kažkaip niekad negalėdavau tos kaldros ir paskui atsikėlęs, pažiūrėdavau, kad jinai neužkliuvusi už tos lovas, tokie įsiminimai ir paskui niekaip nesuprasdavau, kodėl jinai niekaip, nejuda, aš jos negaliu užsikloti, užsidengti akis, bet ir ten eina daugiau kitų dalykų, nežinau.
gal vėliau papasakosiu. Tai tai čia irgi susijęta su ta tema. Nežinau. Mano toks gal dar trumpas klausimas apie tą lapę būtų, nes paroda turi labai daug sluoksnių ir tikrai galima mąstyti apie įvairiausius architektūrinius, erdvinius dalykus, trajektorijas, mūsų matymą ir objektyvę tikrovę, bet aš asmeniškai, tarkim, lapės pradžioj nepastebėjau ir kažkas tik pasakė, vat Vytautas, kad plakate jinai pasislėpus, nes taip kaip aš mačiau tą parodą, tai nežinau, kiek čia galima tas detalės atskleisti, iš kur tie objektai atsirado ir kaip jie į galeriją atkeliavo ir kokia jų pirminė paskirtis. Ir kažkuriuo metu aš apsidžiaugiau, kad čia ir tie šuniukai yra girdomi, reiškia atbėgs, jeigu kas su šuniuku, tai yra dubenėlis. Bet Vytautas sako, tai čia lapiai skirta ir pasirodo, ta lapė yra plakate ir tą reikia pamatyti. Kaip jinai atbėgo pas tave į šitą parodą? Tai sakiau, jinai pirmiausia iš Romanė lakstė. Ai, tiesiog ten buvo medžiojama. O lapė tai atsirado gal atsitiktinai, galiu pasakyti. Kaip, atsitiktinumų nėra, mesgi žinome jo. Tai ta lapė, kaip pasakyti, viena lapė primena kitą lapę, tada trečia lapė primena tą antrą lapę ir taip gaunasi, kad prieinam prie tų lapių, kurios atsiranda čia parodoje. Nes Narušytės tekste tai ir apie Saint-Exupéry lapę jau skaičiau Mažojo princo ir ten jau tų lapių gali pasidauginti. Kaip... Ir ta viena lapė ir Nidoj lakstanti, kurią aš buvau prieš metus sutikęs, paskiau dar kartelį sutikau ir taip jinai atsirado plakate, kaip parodos dalyvis. Ir paskiau dar kita lapė ekspozicijoje lapė. Moze, gal jūsų galiu paklausti, ar jūs tą parodą apžiūrėjęs turėjot kažkokių įspūdžių, ar viskas buvo aišku, ar, nežinau, man pačiai tai labai daug sluoksnių buvo ir jie nebuvo iškart suvokiami, nors kaip menotyrininkė su Dainiu mes senai pažįstami ir tas tarsi ir tikėtinas jo kūrybos amplua, bet koks jūsų įspūdis? Irgi daug minčių tokių ir man pirmiausia pavadinimas pats parodos judantysis ir tarkim, va tie daiktai juda, ar ne, baliustrados, nors aš jas vadinčiau Dievo stalas, kas būtų dar gražiau ir atsiveria dar viena plotmė, bet judantysis, bet man iškart pirma mintis, kaip biblistui, Dievas yra tai, kas juda. Dievas apsireiškia Biblijoje kaip judantysis, būtent. Ne kažkas statiško, ne kažkas tokio, net sakyčiau, kaip tik visas tas stabmeldystės pasaulis, jisai būtent siejamas su tuo, kas nejuda, kas yra statiška, kas yra negyva, kas neturi tos dinamikos. Tai kalbant apie Dievą ir tada žiūrint į žmogų, kurį suvokiu vis tiek kaip Dievo buveinę, mes jį nešiojamės ir kiek žmogus yra judantysis. Ir čia kalbant ne apie tokią fiziologiją, bet mentaliteto prasme, kiek mes gebam judėti, keistis, būti nuolat judesy. Ir nėra ribų, kiek žmogus gali pasiekti savo judėjime, kiek jame Dievo gali įsiskleisti Dievo dvasios. Tai va tokios pirmos mintis ir šitie daiktai, kurie iš esmės turėtų jų pirminė paskirtis, sakyčiau, būti va tokio stabilumo garantas, ne, bažnyčiose, gotikinėse ar kitokio stiliaus tie baldai liturginiai, jie bet turėtų kaip tik žmogui trapiam, kur viskas keičiasi, daug įtampų, asmeninių ir visuomeninių, kažkokį garantą, kas yra amžina, kas yra nekintama. Tai viena vertus Dievas, kuris yra judantysis nuolat, ir tuo pačiu mes jį suvokiam kaip amžinąjį, o šalia viskas yra laikina, viskas kinta. Tai va tokie dvigubi jausmai tarp stabilumo, nekintančio ir nuolatinio judėjimo, į kurį esame nuolat ir mes kviečiami.
galvodama apie tą judesį, tai prisimenu, nežinau, ar visi patyrė santykį su baliustradom, kai ten vaikštai. Tai yra kažkaip labai gudriai suprogramuota, gal Dainius dar papasakos, bet anam kambarį baliustrada juda ne taip, tiesia linija kaip čionais. Ir kai aš apžiūrinėjau tą objektą, jisai kažkuriuo metu pradėjo mane vytis, jis tarsi pritraukia žmogų kaip ta banga jūroje ir tu nežinai, kokia trajektorija tai pasisuks. Kitaip tariant, tai yra tam tikras triukas techninis, kuris šiek tiek ir išgąsdina nežinantįjį, bet, kaip jūs sakot, viskas juda. Ir tada jau pradedi galvot, kodėl tai padaryta. Paroda man tokia labai minimali, tai yra 2 objektai, kolonos, tada lapė, tada dar kažkas. Kaip, Viktorai, tave išjudino ar kažkokį tai mąstymą tavo tas judesys? Tai aš labai čia antrinu ar tretinu jau, kad yra bent keli sluoksniai, kuriuos kažkaip tai palaipsniui palengva aptinki. Tai pirmas, aš antrinčiau irgi pavadinimas, jisai, nežinau, aš kadangi ateinu iš filosofijos, šiaip pakankamai jautrus kalbai, tai tas žodis judantysis, šiaip jis gramatiškai viskas su juo tvarkoja, bet nėra jis įprastas žodis, ar ne, judantysis, čia ta įvardžiuotinė forma. Paprastai lietuvių kalboje įvardžiuotinę formą naudojam, kadangi kalbą turim be artikelių, tai tą žymimąjį artikelį pakeičiam, ar ne? Jeigu angliškai būtų the move ar kažkoks konkretus specifinis judėtojas, tai lietuviškai verstume judantysis, kažkas, tas specifinis, kuris juda. Ne? Yra tokia viena, tai čia gal aliuzija ir būtų į tą vieną kažkokį konkretų judantį, vieną tą unikalų, specifinį. Bet man tai aliuzija pirma yra tą žodį pamačius ne į tai, o į lietuviškai išleistą tokio filosofo prancūzų Henri Bergsono knygą, kuri lietuviškai yra mąstymas ir judantysis. Tai yra jo paskutinė knyga, 34 metais leista, išversta Povilo Aleksandravičiaus, puikaus Bergsono žinovo. Ir prancūziškai tai yra Le Moment. Ir ten Bergsonas vis tik turi omeny ne tą kažkokį transcendentinį vieną judantį, bet Bergsonui vis tik judantysis ten yra, sakykime, būties tipas. Tai yra bet kas juda. Ir lietuvių kalboje ta reikšmė irgi gali būti. Ir čia, jeigu nežinau, aš truputį, aišku, pasiklausiau, kadangi atėjau anksčiau ir Dainiaus paklausiau, čia Bergsoną galima žiūrėtis, man linktelio. Tai aš sau leidžiu toliau eiti jau Bergsono linkme. Ir Bergsonas yra, aišku, tai, kad paprastai, jis taip vadinamas ta proceso filosofijos atstovu. Viena turbūt jo svarbiausių sąvokų yra durée, angliškai verčia duration, lietuviškai trukmė. Šiaip nelabai geras pavadinimas tas trukmė, tai tiksliau vertimas, nes trukmė lietuviškai tarsi nurodo, kad turi pradžią ir pabaigą. O Bergsonui čia kaip tik labai svarbu, kad tas procesas ar tas judėjimas, ta durée pradžios ir pabaigos neturi. Būtis yra judanti, tekanti, tėkmė, ar ne? Čia kokį Herakleitą galima prisiminti. Ir toj tėkmėj randasi visa tai, kas nutinka, ką mes galim vadinti tikrovę, visa tai, kas tai būtis nėra statiška, jinai yra nuolat judanti, nuolat besikeičianti, nuolat besitransformuojanti. Bergsonas neįtikėtinai šiuolaikiškas mąstytojas, jisai įveda sakyčiau, šiuolaikinę, aišku, čia pastarojo šimtmečio, į diskusiją įveda virtualumo sąvoką, kuri čia tampa labai labai svarbi, nes būtent virtualumas yra tai, kas tampa tikrovės vienu iš registrų. Jeigu mes tai banaliai esame įpratę virtualybę mąstyti kaip kažką netikro, tai Bergsonui priešingai. Tai yra vienas iš tikrovės registrų ir tai labai susijęs su būtent to, kad tikrovė yra nuolat tampanti. Tai yra tapsmo vieta.
taps mūsų. Tai aš galėčiau toliau tęsti. Tai gal einam prie tos tikrovės ir aš galvoju tada apie tą transcendenciją, kadangi užsiminėm, tai yra ir tikėjimo dalykai, ir netikėjimo, ir šiuolaikinė mene ypač yra daug to spekuliatyvumo, kur tu tiki, tai žinoma, tai kaip jau čia netikėsi, jeigu menas tai teigia ir mes, dalyvaujantis tame laukia, aišku, besąlygiškai pasitikim, kas yra teigiama. Bet kita vertus, jeigu pasižiūrėtume tą planą, nežinau, ar visi matė, parodos plane yra toks tarsi kvadratas, kuris galbūt reikštų kažkokį pirmykštį statinį Vilniaus, galimai čia buvusi, gal ir ne. Ir, žinau, Dainiau, už tavo kartos kitų menininkų, Duonio ir, reiškia, pavardžių visų neminėsiu, bet menininkai mėgsta žaisti tais dalykais tikėjimo ir netikėjimo. Ir kaip tada šiuolaikinė mene, kaip jūs, tarkim, susidurėt ir kaip kunigas ir kaip žiūrovas, ar iškart patikėtumėt tais dalykais, kurie pretenduoja būti sakraliais, bet tokie nėra. Bet mene, nes mes tarsi kaip menotyrininkai esam jau įpareigoti to lauko ir jeigu man pasako, kad lapė buvo, tai net jeigu aš jos ir nematyčiau, aš ją tikiu. O vis dėlto tikėjimas menu yra toks gan sąlyginis reikalas. Gali kažkas patikt, nepatikt ir tada prasideda. Vieną pavyzdį tik įmesiu jau čia iš Lauro Bielinio, toks politologas buvo, dabar jis nesireiškia, tai jis kažkada rašė dailės žurnale, kaip ten Pompidou centre pamatė objektą šiuolaikinio meno ir jis buvo toks, kaip ir kiti šiuolaikinio meno objektai, jau labai toks, geležies gabalas, konceptualus ir po to tik jam paaiškino, kad šiaip čia radiatorius yra, čia nėra meno kūrinys. Tada viskas keičiasi, žodžiu, tokia apgaulė situacija ir kaip ar pakliūnate tokius. Ir Viktorai, tau tas pats būtų tada. Aš galvočiau, gal, tarkim, kad keičiasi pati meno koncepcija, keičiasi ir teologijos koncepcija, ir filosofijos greičiausiai, kad linkstama link to, jog siekiama dalyvauti gyvenime. Ne jį iliustruoti, galbūt kaip anksčiau, arba tarkim, ir šitie daiktai, jie savaime buvo dekoracija. Ir dekoracija, kuri turėjo žadinti tokį tvarkingumo jausmą, sielos tvarkingumo ypač, arba žmogus pakliūna į bažnyčią kaip į visiškai kitokią nepasaulietinę erdvę, kurioje jisai tarsi irgi mėgina susitikti su Dievu, kurį suvokia kaip kažką, kas yra šalia, nes aš esu nuodėmingas, esu, užsisukęs buity rutinoje ir tarsi siekiu susitikti su kažkuo aukštesniu, visiškai kitoje erdvėje. Tai dabar, man atrodo, tiek bažnytinis menas, šiuolaikinis menas siekia galbūt daugiau tiesiog kelt klausimus. Ir šita paroda irgi, jos užduotis būtent tokia. Mano santykis su daiktais, mano santykis su erdve, galiausiai mano santykis su manim pačiu ir su Dievu. Tai kur yra ribos, nes tarkim, net ir šitoj parodoj kažkas galėtų imti ir sakyti, o gal čia yra išniekinti sakralūs daiktai, juk jie buvo, tarsi jų pirminė vieta yra visai kitur. Bet jeigu keli klausimą, kaip žmogus jaučiasi šalia, tarkim, sakralaus daikto šiandien, tokioje erdvėje. Čia mažai gal kas susimasto, bet juk čia prie šito Dievo stalo klūpėta 200 metų. Klūpėta. Žmogus ateina su visišku nusižeminimu, klaupiasi prieš Dievą, priima komuniją. Ir jis, man net sakyčiau, jis galėtų nejudėti visai. Šiaip, aš ateinu į erdvę ir keliu savo klausimą. Tai yra sakralus daiktas. Jis daro poveikį. Jis darys bet kada poveikį. Jis visur darys poveikį. Ar jis man šiandien daro kokį nors poveikį? Ar aš galiu visiškai pasaulietiniai erdvėj, profanum erdvėj, staiga patirti sakrum jausmą?
Tai va čia kiekvienas turbūt savo turi tą ir atsakyti. Ir dėl to šita paroda, jinai tokia viena vertus ir provokuojanti, bet džiaugčiaus, jeigu visi joje atrastų ne išniekinimo kažkokį momentą, bet būtent kvietimą susitikti. Ir turbūt ir filosofija tą daro, ir teologija irgi bando eiti į erdves visokias ir pristatyti kaip procesą, gyvenimo procesą. O čia apie tai, kas yra sakralu ir nesakralu, profaniška, galbūt galvočiau irgi verta paminėti, kaip tas šventumas suvokiamas ir bažnyčioje, ir šiaip, kad tai yra tarsi tai, kas priklauso Dievui. Ne šiaip dorybių prasme, etikos, moralės, bet priklausimo Dievui prasme. Vat išrinktoji tauta, jinai yra Dievo tauta. Viskas, kas yra skiriama Dievui, tampa sakralu, tampa jo nuosavybė. Tas žodis gal šiandien moderniam arba šiuolaikiniam žmogui tiksliau ir truputėlį nepatogus būti kažkieno nuosavybė, bet ne objekto prasme, o vat santykio. Aš kuriu santykį su Dievu ir dėl to aš priklausau jam ir dėl to jis tarsi vat mane šventina, aš tampu sakraliu. Tai vat žmogus kaip sakrum, profanum aplinkoje. Vat į tai mane kviečia šita paroda. Užkabino jūsų užuominą apie tą išniekinimą, kurį kiekvienas turbūt irgi asmeniškai daro tą, nežinau, veiksmą ar meno kūrinį, ar antimeną, ar kažką, kas jau nebėra sakrum. Ir Dainiau, ar pačiam buvo tų minčių apie ribą ar kažkokį išniekinimą? Man tiesiog įdomios tos detalės, nes iš Dainiaus, žinau, iš Vytauto tiksliau, kad buvo iš antikvaro pirkti šitie dalykai Vilniui, atvežti iš Prancūzijos, ar neklystu. Tai, žodžiu, kadangi ten bažnyčios užsidarinėja, tie daiktai pertekliniai lieka ir gali įsigyti ir viskas su to okei. Ir Viktorai, ir tau tada tas klausimas jau bus perpasojamas. Jeigu sakyčiau, kad čia Dainius pagamino ir, žodžiu, nieko čia švento ar kitaip žiūrėtume, tai vat abiem tada jum irgi toks, ar tai būtų tas pats dar, jo. Jeigu man, tai aš tai paklausiau, vat su Dainiumi, kai kalbėjom, vienas iš mano klausimų buvo, ar čia autentiški dalykai, kitaip tariant, ar jie paimti iš ten, iš kur atrodo, ar jie čia, tokia teatrinė butaforija gaminta, nes atrodo tai, kad kaip autentiški. Tai Dainius man patvirtino, man tai atrodo, kad tai prideda tam tikrą sluoksnį tam, kaip tu, nežinau, tos objektus, kokį santykį su tais objektais kuri, nes jie, nežinau, čia visą laiką yra ta dimensija tokia, aš atsimenu Pitsburge, patekau į buvusią bažnyčią, kurioje įsikūrė hipių bravoras. Ir ten, kur altorius būdavo, ten jie pastatė kubilą savo, tą dydį, kuriame laiko alų. Aš šiaip nesu nei praktikuojantis, bet išgėriau aš ten tą alų ir kažkaip bičiuliai pasakiau, džiaugiuosi, kad mano močiutė šito nemato, nes jai, manau, būtų labai taip kažkaip, ar ne, bet tai čia jai. Ir viena iš tų galimų, čia turbūt apie tą išniekinimą užklausė, visai yra įmanoma taip matyti, ar ne, sakyti, tie dalykai, galima čia kurti tokį ir net naratyvą, ar ne, meistrai, senieji meistrai, meddirbiai, ar ne, kurie darė, tai galim net fantazuoti, pašlovinti, ne Dievo garbiai, kaip sakoma. Bet tai čia yra viena galimybė, bet man atrodo, kad jinai visai nebūtina, nes kaip čia pasakyti, galima į tos daiktus žiūrėti kaip į daiktus. Ir toj pačioj netgi katalikų bažnyčioje, čia Mozė mane tikrai bus didesnis specialistas, bet kai bažnyčios yra konsekruojamos, taip jos gali būti ir dekonsekruojamos, ar ne, ir tai visiškai, taip sakant, net ir religinio diskurso kontekste visiškai korektiškas
procesas. Tai ir nors, tai sakant, nuėmus tą sakralinį krūvį, bet kažkoks prasminis krūvis, jisai išlieka man kaip parodos lankytojai, aš dar negaliu gal pilnai įžodinti, bet man vis tiek yra visai kitas santykis, būtent todėl, kad tie daiktai yra buvę ten, jie neimituoja, ne teatro scenai sukurti, reiškia, kad atrodytų kitokie, bet jie yra dirbę tą darbą, atrodo, kad jie su savim atsineša tą prasme. Ir man atrodo, čia prideda. Dainiau, ar pridurtumą? Tai aš taip, su visko sutinku ir jeigu imti taip apie kaip kūrinį, tai pasakyti, kad aš tikrai neprieičiau išmąstyti, nors panašiai esu mąstęs, bet tie daiktai, kurie staiga atsiranda, kaip čia pasakyti, kažkokioj tai gyvenimo situacijose ar situacijoje, juos aš iš pradžių pažiūrėdavau ne taip, kaip kad čia būtinai meno kūriniui, bet kažkokia atsiranda trauka ir tu supranti, kaip jų ta būtis pasikeitė ir kažkokio biškių užsiemu kaip ir gelbėjimo misija pirminis toks dalykas, kad jį nupirkti, kaip biški gal muziejiškumo čia atsiranda, bet su didesniam pamastymais, kad aš jį tiesiog be didelių iš ankstinių intencijų aš jį nusiperku ir padedu keliems metams ir jis stovi dirbtuvėje ir aš jį vis laik matau ir paskiau kažkoks įvyksta judėjimas mintyse ir aš juos vėl paleidžiu biškį į gyvenimą. Tai čia ne pirmas kartas su tais dalykais ir man ir yra svarbu jo tas autentiškumas, o ne sukūrimas. Iš viso tų daiktų tiek perteklius yra ne tik meno kūrinių, bet ir daiktų ir taip toliau. Tas pritaikymas šiandien toks gelbėjant daiktus, aš manau, jisai yra vertingas, skatindamas. Tarkim, Niujorke, žinau, viena bažnyčia yra paversta baru ir ant tokio paties baliustrados, prie tokios pačios panašiai baliustrados žmonės geria gėrimus, pasistato, naudoja kaip staliuką pokalbiams ir tai ten tada tikrai gaila, kai tu suvoki, kad visa tai buvo kūriama ne tam, o tam, dėl ko būrėsi žmonės, galima sukurti erdvę daug paprasčiau ir vis tiek palikti tai, kas buvo autentika, kas buvo bažnyčiai kažkokiu būdu, nežinau, kitaip naudoti. Bet šiaip aš galvoju net ir apie šią parodą, apie šį Dievo stalą. Gal retas žino funkcija to daikto, nes bažnyčioje kiekvienas daiktas, kiekvienas indas, jis turi labai praktinę funkciją, bet taip pat ir teologinę funkciją. Ugdo, į kažką veda, į kažką kreipia, tai tie baldai, jie neatsirado šiaip savo. Jie turi savo kažkokį užtaisą. Tai konkrečiai kalbant apie baliustradą, tai šaknis viso to yra Saliamono šventykla. Ir jeigu suvestumėt internete, pasižiūrėtumėt, kaip atrodė Erodo laikais, Jėzaus laikais šventykla, maždaug, įsivaizduokit bažnyčią, eilinę kaimo bažnyčią ir kaip žmonės būrėsi palei šventorių, ten mugės, prekyba, kažkokie pokalbiai, kita erdvė, į kurią tu įžengi pro vartus praėjęs ir tarsi, kažkuria prasme, kaip per filtrą truputį apsivalai, jau tu esi šventoriuje, jau ten vyksta procesija, jau ten kitokios kalbos. Žmonės kaime ypač supranta, kad ten jau dviračio negali statyti, kad ten jau tarsi jau sakrali erdvė. Ir tada tu artėji dar arčiau, įžengi į vidų, į bažnyčią, į tą bobinčių, reiškia, jau ten maldos erdvė, žmonės tenai meldžiasi, klauso pamokslų, aukojamos mišios ir štai priartėjom prie dar vieno filtro, tvorelės, kuri cerkvėse labai gražiai yra išlikus, tas ikonostasas, reiškia, už kurio jau yra šventų švenčiausia vieta. Jau yra, jeigu pagal Saliamono šventyklą, sandoros skrynia ir pats Dievas.
į kurią gali įžengti kartą metuose tik tai vienas kunigas burtų keliu, tam, kad pasmilkytų, pagarbintų Dievą. Tai vat šitas Dievo stalas, šita baliustrada, jinai ženklina, vat už to jau yra absoliučiai sakrali erdvė, kunigams skirta ir aukojimui. Ten altorius ir už jo jau tabernakulis su Dievo kūnu. Tai jeigu vat visą tai į mūsų širdies plotus perkeltume ir pradėtume mąstyti apie santykius, su kokiais žmonėm, kokioje aš erdvėje susitinku, kiek daug praeina ten, nežinau, judančių milijonų žmonių, kurių nei vardų nežinau, nei susitinka žvilgsniai, tada kažkokia erdvė, kur jau mes suvokiam kaip draugai, kaip artimi žmonės, dar kažkur, kur yra tiesiog jau mūsų šeima. Ir tada va ta vieta už baliustrados, į kurią tik tai aš galiu įeiti. Ir čia galim vadinti kaip norim, susitikimas su Dievu, susitikimas su savim pačiu. Ir vat savo gelmėj vieta, kuri dažnai būna labai nepatogi, nes tu nesijauti ir pasiruošęs, ir galbūt šventas, ir vertas. Kartais žaizdų daugybė, bet jos neišgis, kol aš neįeisiu į ten. Tai vat irgi funkcija, daikto funkcija bažnyčioje, bet kur, ką ji skelbia, ką ji transliuoja. Ir čia užbaigiant va tą temą, man gražu, kad Evangelijoje Jėzus pokalbyje su Samariete yra pasakęs, reiškia, ne ant šito kalno ir ne ant Siono kalno Jeruzalėje bus šlovinamas Dievas kažkada, bet tiesoje ir laisvėje. Ir tada aš suprantu, kad tarkim ir va tos šventyklos griūtis, ne dėl to, kad ten Dievas baustų kažką ir žydų tautą už jų neištikimybę, bet dėl to, kad vėl va tas judesys, reiškia, einama į kitokį santykį su Dievu. Santykį, kurį jau apsprendžia ne vieta, bet žmogaus va tas laisvumas, laisvėje ir tiesoje. Tai daiktai gali į tą provokuoti, tą padėti kurti, bet ypač šiais laikais matom, kad kiti dalykai apsprendžia va tą laisvę ir tiesą, apie ką žmonės dažnai ir kalba, aš pasikalbu su Dievu, aš meldžiuosi kažkur kitur, kitoje erdvėje, pats ją randu, pats ją kuriu. Ir tarsi bažnyčia daugumai jaunai tampa kaip tik kliūtis, gal net kartais susitikti su Dievu, nes norisi tokio kitokio asmeninio santykio. Tai galim pereiti tą kitokį tada truputį apie tą profanum pakalbėti norėčiau, nes jūs labai gražiai užkėlėt tą natą į sakrum lygmenį. Šiuolaikinis menas jis dažnai būna toks provokatyvus, sarkastiškas, dekonstruojantis tam tikrus dalykus. Ir šiuo atveju tai nėra bažnytinis menas, apie ką mes kalbam, bet ta riba man labai įdomi, nes kažkuriuo momentu tai galbūt gali tapti. Šiuo atveju tai nėra. Ir šiuolaikinio meno istorija, kuri prasidėjo nuo 90 metų, yra ženklinama labai įdomių tokių kūrinių, provokatyvių, dekonstruojančių visokias kičines, tokias pernelyg puošnias, barokinės ir kitokias erdves. Ir Dainius tame dalyvavo kaip menininkas. Tiesiog trumpai paminėsiu tą istoriją, Dainiau, jeigu tu nieko prieš, nes mes turim ilgą tą laikotarpį, kuris buvo šiek tiek kitoks ir man įdomu tą skirtumą pajus, nes 97 metais Dainius dalyvavo visokiuose performansuose aktyviai, inicijavai tą grupę DDD su savo kolegom, tai kas žino, iš šiuolaikinio meno istorijos performansų festivalį, įspūdingas kūrinys buvo kolektyvinis tavo Kiškučiai eina į medžioklę, ten su tyro garsais, video žaidimais ir visokiais efektais. Ir 95 buvo Sorošo šiuolaikinio meno paroda dėl grožio. Kas nežino, Sorošo šiuolaikinio meno parodos buvo The Thing, ta prasme, blockbusteris turbūt šiais laikais vadintume, ir tai, kas yra jau, toks labai geistinas visiems menininkam renginys, ne visi papuldavo, bet Dainiaus eksponatas tai buvo tokia kaip bažnytinio altoriaus ikonografija sugestijuojanti instaliacija Ambulance, ir ten tokios barokinės plunksnuotas žvakidės buvo, dvi gulbės kičinės aprėminančios televizorių. Televizoriaus ekranas kažkada tuo pirmoju dešimtmečiu buvo
šventenybė kaip altorius mene. Nu, video mene, eksperimentiniam kine jau naudojo ekraną, bet vat, kažkada ekranas atrodė šiuolaikinio meno, kaip sakant, nu, vienas iš tokių elementų, kuris jau buvo šiuolaikiškumą ženklinantis. Ir prieš lygiai 30 metų, 96, Dainiau, aš supratau, baigė akademiją su diplominiu darbu ir instaliacija skulptūrinė. Dainius nebuvo įvardyjamas kaip labai toks skulptūrą darantis menininkas, bet baigė skulptūrą, nors kiti kūriniai buvo daugiau instaliacijom vadinami. Ir tai vadinosi Dievas dvasinis žmogaus atrakcionas. Ir turbūt pirmą kartą katalikiškos tradicijos čia buvo taip kvestionuojamos, kritiškai permastant tą ritualinę bei estetinę liturgijos prigimtį. Tai ten buvo rodoma tokia kaip žuvėdra su iškamša, tiksliau su lempute vietoj galvos, 3 žmogeliukai ateiviai, užrašas lotyniškas ant sienos ir žalias toks besisukantis Kristus. Na, ta skulptūra, nežinau, ar kiti atsimena, neatsimena tą Dainiaus kūrinį. Dvasinis žmogaus atrakcionas, žalias Kristus. Ir čia buvo rašoma, kad ta religinių įvaizdžių profanacija, naudojant sekularizuotą dailės kalbą, turbūt pirmą kartą lietuvių mene dekonstravo tą efektingo stebuklo esmę. Nes autentišką, nematomą, anapusinį švytėjimą skleidžianti relikvija buvo pakeista Philips lemputėm. Ir man nesunku čia perfrazuoti, nes tokia Trilupaitytė rašė apie tave. Čia albume pasirodo apie tave surašius ir čia ko tik žinai nerašėm. Labai daug laiko prabėgo. Bet dabar, kai tu kalbėjai apie tą šviesą, aš tiesiog irgi noriu pacituoti. Ten buvo televizoriai, reiškia, kas ten Sony, Philips buvo tie embleminiai vartotojiškos kultūros, šiuolaikiškos kultūros ženklai. O dabar tavo toj preambuliai rašoma, jeigu elektra yra statybinė visatos medžiaga, šviesa yra jos apreiškimas, skliausteliuose, žiūrėk pradžios knygą. O pats Dievas yra šviesos sutverimas, net jei to ir nematyti plika akimi. Ar norėtum, Dainiau, kažkaip pakomentuoti savo matymas, gal skirtingais dešimtmečiais, ar apskritai santykis su tais dalykais? Na, čia gal labai reikėtų daug šnekėti ir grįžti prie šito darbo, kas tenai siejasi su tam tikrų laikmečių ir politinių ir dvasinių atgimimų ir ten žmonių tikinčiųjų, netikinčiųjų santykių su religijos ritualais ir tenai, kas ir toliau dabar tęsiama. Čia tas revoliucinis dešimtmetis, dėl to lūžio kartos. Dėl to tai buvo vėlgi visai kalbama, bet aišku yra sąsajų ir su šituo, kaip sakoma, kūriniu, bet tai čia ir yra klausimas, kad kiek, kaip čia kalbėjom apie tai, kad bažnyčios vyksta tas dekonstravimas, kaip ten tas žodis, neįsiminiau. Dekonsekravimas. Taip, tai vis dėlto tai yra vėlgi, ar tai yra toks kaip ritualas, kur staiga iš tų objektų išėlė visą šventumą ir gali jį paleisti į tą sekuliarų pasaulį ir palikti, tapti į stalų, restorano pertvarą, interjero detalę ir ar vis dėlto kažkaip daiktas turi savyje kažkokias irgi teisės ir iš jo negali atimti tam tikrų Čia labai filosofinis klausimas. Bet tai mes prieiname prie to, kas tas daiktas ir mes jį galim supjaustyti ir sudeginti malkom, nes jeigu šalta, galim jį parduoti 10 kartų. Kaip ir tą skulptūrą turbūt, ne? Kaip ir tą skulptūrą. Bet jinai yra šiuolaikinė, jinai nežinau, muziejui priklauso ar ne, nes tai yra jau istorinis faktas ir šiuolaikinės dailės istorijos objektas. Čia gal reiktų dar galvoti irgi apie tokią Europos kultūrą grinai, kuri saugo tuos dalykus ir tarkim Amerikos kultūra, kur ten labai pragmatiškai viskas, žodžiu, mokesčių neišgali sumokėti, pastatas griaudamas, visiškai nesvarbu, kas tai per pastatas ir ten. Tai vat bažnyčioje, bent jau Europoje,
ir Lietuvoje tame tarpe visą laiką daiktai judėdavo. Ir jeigu tai būdavo, kad tarkim uždaro kokią nors bažnyčią, tai sakralūs daiktai jie nebuvo išmetami, jie keliaudavo į kitas bažnyčias. Dauguma mūsų bažnytinio paveldo ir paveikslų, ir altorių, ir vargonų yra šiuo metu Baltarusijos teritorijoje. Kai tarsi gelbėdami gabenome tenai, ar grįž kada, panašu, kad jau niekada nebegrįž. Tai taip, tas judėjimas daiktų jis buvo, o šiaip net paklauskit bet kokios močiutės, ką daryti su šventu daiktu. Šventu tai reiškia įmelstu. Tie daiktai, čia mes apie maldą mažai kalbėjom, daugiau apie mąstymą, į kur linkstama. Bet pirmiausia, tai yra įmelsti daiktai. Tai kai ateini į kokią nors erdvę, į bažnyčią modernę arba šiuolaikišką, ten tavo dvasia nekyla, ten reikia pastangų, ten reikia kažkada turbūt ta erdvė bus įmelsta. Tai čia nemistifikuojant, bet šiaip, kad tie dalykai turbūt veikia. Tai močiutės paklausus, ką daryti su šventuo brozdėliu, kuris jau nereikalingas jai, arba rožančius sutrūkęs, kiekvienas kaimo žmogus pasakys sudeginti. Sudeginti tai reiškia, pagarbiai sunaikinti. Kaip tada žiūrėtume į daiktus muziejui, nes jums kalbant prisiminiau Irenos Vaišvilaitės tokį prisiminimą iš muziejaus, nepasakysiu kurio, bet ten ikonos eksponuotos ir senos moteris prie jų meldėsi tyliai, nes tai muziejus, tai ne bažnyčios erdvė, bet daiktas jom buvo sakrumis, vis tiek nepraranda tos reikšmės. Tai Viktorai, kaip tu galvoji apie tą daiktą savyje ar daiktą mumise? Man sunku tą komentuoti, čia vis tik labiau religinė dimensija. Tuo labiau, kad mums, aišku, mes neišvengiamai kalbam krikščioniškam, katalikiškam kontekste, bet vis tiek pravartu mums atminti, kad skirtingos yra religinės tradicijos ir tikrai skirtingi santykiai su tuo sakrum, kaip mes čia iš Eliadės jau dabar pasiėmė ir įpratę vartoti, tai reiktų mums atsargiai, taip sakant, persisergėti prieš rašant kažkokius universalius receptus. Ir aš kažkaip pagalvojau, man besiklausant, tikrai čia įdomiai kalba, bet pagalvojau, mes gal šiek tiek paleidom iš akių šitam kūriny, susikoncentravom į daiktus, bet iš tikrųjų man tai čia pats pavadinimas į tą apeliuoja, kad vis tik tie daiktai čia ne šiaip yra, bet jie yra judantis ir vaikštantis. Ir šitie daiktai paprastai neturėtų to daryti. Čia jie daro kažką, kas jiems nebūdinga. Aš prieš tai tu klausai yra kažkas, ko neturėtų būti, ne? Taip, prieš tai tu klausai, apie tikėjimo vietą. Ir man atrodo labai svarbu atskirti, nes tikrai mes dažnai nūdienoje labai nebeskiriam tikėjimo rūšių. Viena yra tikėjimas, kai, sakykime, ypatingai meno pasaulio, kokiam teatre, ar ne, jeigu žiūriu į sceną teatre ir matau, nežinau, kokį nors aktorių Dainių Gavenonį, kuris vaidina kokį nors personažą Petrą, ir aš žiūrėdamas į Gavenonį matau ten Petrą, aš tikiu, kad jis yra Petras, ar ne, čia kai Stanislavskis ar kas ten šaukia, netikiu, ne, tai jis turėjo tą tikėjimo rūšimai. Bet tai nėra religinis tikėjimas ir čia būtų labai, mano galva, neatsakinga suplakti tos du dalykus. Religinis tikėjimas, jisai reikalauja visai kito egzistencinio angažuotumo, vienas dalykas, ir kitas dalykas, ko religinis tikėjimas pasižymi, ir čia, manau, būdinga jau visoms religijoms, nesvarbu, apie kurią mes čia bekalbėtume, tai yra religinis tikėjimas pasižymi tuo, kad esama kažkokios anapusybės, mes filosofiškai mandriai tai vadinam transcendencija, ar ne, esama kažko anapus šio, ir paprastai vienas iš tos anapusybės ar transcendencijos bruožų yra tai, kad jinai pasibeldžia ir pasirodo mums čia, mes tai vadiname apreiškimu, ar ne, labai dažnai.
O ką tai reiškia? Tai reiškia, kad ta tikrovė, šią pusybę, kurią mes gyvename, jos tvarka yra suardoma. Suardoma, tai reiškia, dalykai pradeda daryti, ar daiktai pradeda daryti dalykus, kurie jiems nebūdingi. Akmenys pradeda kalbėti, kalnai pradeda vaikščioti, baliustrados pradeda judėti nenuspėjamom trajektorijom. Čia man bent jau šičia įėjus, man buvo vienas iš interpretacinių raktų ir būtent apie tai. Ir dar vienas dalykas, jeigu tęst man šitą tokią interpretacinę liniją, tai ta anapusybė, kai pasirodo, vienas iš jos bruožų gali būti, tai aišku, tai gali būti, kaip Šiluvos mes čia tradicija yra, kad apie Minėlį apsidžiaugia, mergelė Marija pasirodo, jie džiaugs. Bet tai gali būti ir nejauka, ir siaubas. Ką tu, Skaidra, pajutai? Markas Fischeris, ateina tada. Ne, Fischerio aš dar neminėčiau, bet jau tas kažkas biškiai jau sugestijuoja to. Žinai, ir tau kalbant, kadangi Gavenonį paminėjai, tai aš irgi prisimenu tą aspiracijas tam tikras, nes netaip senai žiūrėjau Žegulytės filmą Dulkės kaulai ir stebuklai, irgi labai rekomenduot galiu, kur tas sacrum profanum be galo subtiliai buvo parodytas santykis jų ir skirtis, ir teatrališkumas kai kuriuose vietose neišvengiamas, nes ten bažnytinių procesijų buvo rodoma nemažai, be galo skoningai. Ir Dainiau, prisiminiau, minėjai, pats teatre dirbai, ar tau tas teatrališkumas yra svarbus? Kalbant apie ir Stanislavskio metodą ir meninį būdą įtikint, nežinau, ar tai susiję tavo karjeroj, nes gal darbas teatre buvo tiesiog šiaip. Teatre, nežinau, teatras visą laiką jis šalia mūsų. Arba labiau, tada jau kalbėti reiktų apie performansą, kuris dabar irgi vyksta, kaip aš visą laiką sakau. Bet nežinau, kiek čia galima išvelgti teatrališkumo šitame mano kūrinyje. Kaip ir aš jo nesistengiau. Ir jeigu teatre... Aš šitame šiek tiek matau, bet čia mano toks yra, žinai. Tada buvo tas 10-metis ir tikrai reikėjo kalt radikaliai kai kuriuos įvaizdžius, bet tai buvo tas laikas toks kaip dekonstrukcija visako ir sovietinės sistemos, ir to tautinio atgimimo. Taip, ir ateivių laukimo. Tuo metu labai buvo populiaru, visi laukė ateivių ir tikėjo tą ateitim. Ir vis dėlto ta ateitis kinta pas mus ir tas judantysis mūsų mąstymas keičiasi ir per tą laiką ne tik, kad atsirado mobilūs telefonai ir internetas, ir vietoj ekrano jau tuoj bus ir šitas ekranas. Tai yra ir tos visos mąstyme labai dideli pokyčiai, ne tik ir pačiuose religiniuose dalykuose, ir kartu filosofiniuose dalykuose, kaip mes tą pasaulį suprantame. Ir tie visi, aš kur norėjau pasukti tą poltergeistus, tos visus, apie kuriuos vis tiek oficialioji bažnyčioje tarsi apie tai per daug nekalbama, nors tai yra reali grėsmė, kuri egzistuoja ir kurią aš turėjau patyręs esu. Ir kai Valkauskas tampa tokiu kaip ir kuris atsiveria tam mūsų profaniškam pasauliu ir pradeda kalbėti apie tai labai paprastai, kaip natūraliai egzistuojančių kažkokių ten juodosios materijos likučių išmetimą į mūsų realybę. Ką Jūs manote? Aš galvočiau, kad čia yra gal tokio reiškinio įdomaus, kurį aš pavadinčiau mistikos siekiamybė, reiškia, kaip kažko, kas yra, bet tarsi iš anapus, kas yra žmogui realiai gyvenime, buityje, tarsi nepasiekiama. Ir jeigu, tarkim, viduramžių mistikai ir ten dar ankstesni, jie siekia vis tik tai to sąlyčio su šventybė, su pačiu Dievu. Ir didieji mistikai, jie aišku, maldos žmonės, jie ir savo gyvenimuose paskui, kaip atsiliepdami į tas mistinės patirtis, jie demonstruoja ir dorybingą labai gyvenimo būdą. Tai, bet visi šitie šiais laikais nepasiekiama šita patirtis, jinai išvirsta į priešingą,
į priešingą kryptį, tai reiškia, jeigu aš nesu šventas, tai aš tada bent jau būsiu apsėstas. Ir tarsi vis tiek už viso to santykis su anapusybė. Tik tai vat, jau siekiama visai kitą kryptim. Tai aš kažkaip šiandien, tarkim, bažnyčioje suorganizuokit kokį nors renginį, tarkim, bus klausoma išpažinčių arba kažkokia konferencija šventumo tema, nesulauksit žmonių. Bet paskelbkit, kad bus velnių išvarimas, jinai lūš, reiškia, vat poreikis žmogaus yra šiandien va toks. Tai kažkaip, žodžiu, linkėčiau nemistifikuoti nei vienos pusės, nei kitos, priimti tikrovę, kokioje mes esam. Ir, tarkim, va ta baliustrada, jinai irgi, kai vis tiek bet kuriuo atveju tu stovi prieš kažką ir tarsi yra riba, už kurios yra kažkas. Tai va čia gal net Levinas puikiausiai, va tas veidas į veidą, ne, susitikimas su kitokiu. Ir tas kitoks, taip kaip jūs ir sakot, jis viena vertus gali būti labai bauginantis. Nes jis yra kitoks, tas toksai vat, suvokimas, kad tai yra šventų švenčiausias ir aš kaip nuodėmingas. Ne, vat, susitikimas jis gali kelt baimę, bet jis gali būti ir meilės patirtis, suvokiant, kad tikrai va, tai veržiasi į mus ne su tikslu sunaikinti, kaip kokie nors ateiviai, užgrobti, užvaldyti, bet iš troškimo būti santykyje. Tai va tas kitas kitoks ir aš kaip, kitas kitoks irgi ten iš didžiosios raidės, čia iš mažosios, įvyksta tas susitikimas. Ir galbūt va, gražu man šitos parodos kontekste, kad ta pertvara jinai gali išnykti ir gali įvykti va, susitikimas labai taip paprastai. Būtų įdomu, jeigu keliautų ir iškeliautų, kol mes čia sėdim, žinai. Viktoras apie virtualybę nemažai samprotavęs yra, tai įdomu būtų vat, judviejų išgirsti tą pasikalbėjimą, nes bažnyčiai... Jo, viduramžiais tą šviesą, šventybę įsivaizdavom per vitražą, galbūt šviesą dabar va, tas, reiškia, ekranas įtraukia ir į 3D ir kitas dimensijas. Tai yra tame daug šiurpo ir tokio... Bet tik tai vat, vitražas, jisai tikrai, kaip pavyko daiktui sukurti žmogaus santykį su Dievu, su anapusybė. Tai mobilus jisai to nepajėgus padaryti. Kažkas yra, nežinau, mes ten nesusitinkam su Dievu. Su juo mes kaip tik šiandien susitinkam labiau, kai mobilų padedam į šalį. Škias daiktai nebepadeda mums patirti to susitikimo taip, kaip padėdavo viduramžiais. Bet čia irgi diskusijų klausimas, nes kiekvienas žmogus turi savo santykį su kiekvienu daiktu, su kiekviena erdve ir tai, kas man nesuveikia, kitam gali labai suveikti. Čia Dainius rašo va, toj preambulėje apie elektrą, kas man labai įdomu buvo irgi, kad reiškia, dingus elektrai turbūt nebūtų tos virtualybės. Tai, taip kaip mes dabar galvojam, kad nardom tenais nuo ryto iki vakaro, bet užtenka, kaip sakant, generatorių paimti. Tai tada ir liktų vitražas turbūt ir saulės šviesa natūrali, tai nežinau, čia tokie pakomentavimai. Gal iš auditorijos, kas nori įsijungti diskusiją, tai būtų labai smagu išgirsti ar klausimą, ar kažkokį komentarą. Jolita, matau, šypsosi. Įsijungsiu, bet tik pasakysiu, kad labai įdomu klausytis buvo ir iš tiesų tam kūriniui atvėrė tokių visai kitų erdvių ir tas, man atrodo, kad čia tiesiog, nežinau. Aš dar vieną tokią trigrašį įkišiu, nežinau, turbūt nieko naujo nepasakysiu, bet man tas daiktas, tai visų pirma kalba apie kūną, apie kanonizuotą žmogaus tokį, kaip buvimą šventovėje, kuris turėjo tokį, kaip gesto statusą, nes jisai skirtas klūpėjimui ir, apie tai jau kalbėjome. Bet po Antro Vatikano susirinkimo tos
ta kūno kalba bažnyčioje labai smarkiai keitėsi ir dabar nebūtina atsiklaupti priimant komuniją. Ir daiktas tapo nebereikalingas, tai tas patraukimas viena prasme. Bet ta kūno atmintis išlieka, nes, pavyzdžiui, kas prisimena, kai būdavo bažnyčiose, tai šita baliustrada nebuvo tokia nuoga, nebūdavo, jinai turėdavo tokį audeklą, uždėmčiai tvirtinamą, ir žmonėm matydavosi koks nors bordo arba raudonas, o iš vidaus baltas. Bet kai jau būdavo, žodžiu, pakilėjimas ir reikdavo plauktis, staiga tai perdengdavo ir jis tapdavo baltas. Ir jos irgi tas, žodžiu, ir ta kūno padėtis, tai vadinai, ir man atrodo, kad čia tas kūno dimensija, kūniškumas, dėl to kažkaip įstebiau, nes man atrodo, kad čia jinai labai svarbi. Ir instaliacijai vėl, aš, pavyzdžiui, sėdžiu ir man galvos sukasi, nes šitas veikia. Tas, kai kažkas juda, tu nejudi, tu atrodo, kad tu kažkur važiuoji. Ir tas, tai man tas kūrinys sugestiliuoja apie tuos besikeičiančius kanonus ir žmogaus padėtį pačioje šventovėje. Kad jau, keičiasi tos tvarkos. Keistai atrodytum priimant komuniją, jeigu tu ten, kai kas laupiasi, bet jau taip nėra, visai kitos taisyklės kūrėsi. Ir tos ribos pačios bažnyčios naikinamos palaipsniui ir stengiasi, tas hierarchizavimas jis po truputį nyksta. Ir tada tas toks paveldo objektas, kuris turi savo tą kūnišką atmintį, įdomus jo tas likimas, keistas ir tas patraukimas, tai kur jis traukiasi atgal į atmintį. Bet, aš atsimenu iš vaikystės tą tupojimą, kai dar buvo tos senos tvarkos. Bet jau daugybė ir šiuolaikinių kunigų, jie patys irgi jau taip nebesielgdavo, ta atmintis išnyksta. Kūno atmintis sakralioje erdvėje, kur jinai irgi gali būti rašyta. Labai ačiū Tojana už komentarą, nes Tojana menotyrininkė bažnytinės dailės tyrinėtoja, atminties ir vaizdo žinovė. Tai. Galėčiau pakomentuoti truputėlį, kaip tik dėl to ir buvo Dievo stalas, nes ta balta medžiaga persimeta būtent komunijos akimirkai ir man gražu, kad grįžta dabar šitą baliustradą. O tuo pačiu noriu pasakyti, kad grįžta ir į bažnyčias. Va tai, kas po antro Vatikano susirinkimo kaip reforma, atsukami altoriai, tada aišku jau nebetlieka funkcijos, tiesiog nebetelpa tie altoriai, jeigu atsukamas į žmonės, tai reikėjo tas tvoreles šalint ir viena vertus taip, toks perskyra tarp to, kas yra kunigas ir pasauliečiai atrandama, kad mes visi aukojame mišias, kad mes visi kažkuria prasme kaip bendruomenė esam kunigas ir aš tik tai vadovauju jai. Dar vienas aspektas man svarbus, kad tai buvo visuma, pati bažnyčia, kaip pastatas, visi altoriai, visas tas dekoras, jisai, ką padarėm po antro Vatikano susirinkimo, išgriaudami tam tikrus elementus, visumą išgriovėm. Ir man atrodo, kad dabar palaipsniui jau yra tendencija kaip tik viską susigrąžinti, vėl grįžti. Tarsi ta banga tokia keiskime, jinai jau nebetlieka savo funkcijos. Žmonės vėl nori grįžti prie to, kas buvo. Ir ypač jauną žmogų aš stebiuosi, kad bažnyčioje atsiranda vis daugiau tokio radikalaus jaunimo, kuris būtent už kažkokias tradicinės vertybės pasisako. Tai šiaip, norėtųsi, kad šitas daiktas konceptualiai, aišku, grįžtų į tą vietą, iš kurios jis yra paimtas, bet šiuo atveju būsiu savanaudiškas, gražu, kad Lietuvoje. Turbūt keliaus į muziejų. Aš galėčiau, jeigu irgi įsiterpti į diskusiją truputėlį, gal būtų tikrai įdomu iš visų išgirsti tokį gal šiek tiek kontekstinį komentarą. Tai irgi menotyroje šiuolaikinio meno, atrodo, stebiu vakarų Europoje, tai ypatingai, bet ir Lietuvoje.
tokia tendencija, kad religiniai simboliai naudojami, bet nebe religinė prasme. Jeigu tai, ką daro Dainius šiuo atveju ar kitose, kai kuriuose kūriniuose galėtume sakyti, kad yra apropriacija, ar ne, bažnytinis daiktas pakeista paskirtis, tai tarkime tapyboje, video mene, performance labai dažnai pasimato įvairiom formom mergelė Marija, kartais krucifiksas, kartais kokie angelai, bet jie ten tarsi pirminė prasmė, juk tas didysis prasminis akcentas jau nebe į religinį, bet į kažkokią socialinę problematiką, ar ne? Jeigu Marija, tai tamsioji motinystės pusė, jeigu Jėzus, tai kaip čia šventumas ir lytys, ar ne, ar vyriškas, ar moteriškas, tokia problematika šiuolaikinė keliama pasitelkus tokius simbolius. Tai tiesiog įdomu, kokios būtų jūsų refleksijos apie tai, ar jūs sutiktumėt su tokiu vertinimu, kad kur, kaip jūs ir sakot, ar ne, kad kur ateina žmonės melstis ir religinės paskirties, kad vis didėja skirtis, kad tai, ką mes matom vizualiame mene, kad tie religiniai simboliai mene kažką labai kito reiškia. Ar jūs kitaip tai matytumėte? Na, aš atsimenu, čia buvo kažkada toks spektaklis dramos teatre, kur išstatytas Jėzaus atvaizdas ir ten mėtoma į tą atvaizdą išmatos. Ir ten, taip, ir ten kilo tokia banga pasipiktinimo, žodžiu, ten net mitinguot bandė, taip jau ištikimosios bažnyčios moterėlės. Bet taip, tai, kas kažkuriam žmogui yra šventa, jis tą, sakau, gali suvokti kaip išniekinimą, bet jeigu įžvelgi teologinių, vis tiek tas menas, jis turi ugdyti mums teologinį mąstymą. Ir tarkim, Romoje, kur laikom krikščionybės jau širdis, yra daugybė šiukšliadėžių apklijuotų Jėzaus Marijos atvaizdais ir kažkas irgi gali sakyti, čia išniekinimas. Bet teologiškai mąstant, Jėzaus misija, jo atėjimas į pasaulį yra kokia? Yra nušviesti tamsą, yra surinkti visą purvą ant savo pečių ir užnešti ant kryžiaus. Tai tada teologiškai kaip tik tokie performansai, jie tą ir išreiškia. Ne tai, kad mes jį išmetam, o tai, kad jis leidžiasi išmetamas. Tam, kad mes atrastume orumą, kad pradėtume jausti didesnę savivertę. Tai jeigu yra toks mąstymas, tai tada niekur tas nepiktina, kaip tik labai paskatina. O dabar, kad naudojamasi tuo kartais kaip prekės ženklų, kaip, nežinau, ta prasme, menininkai eina kartais ir tokiu, sakyčiau, lengvu keliu, nes jie pasinaudoja tuo, kas tikrai provokuos, kas tikrai sukels bangą, diskusiją. Tai gal irgi, bet krikščionybė ir tokiu būdu įsiterpia į profanum. Arba nežinau, gal matėt Giedrės Beinoriūtės filmas, čia buvo nesenai Sakrum ir profanum Pievenose, tai irgi, bet viena vertus spektaklis, teatras, ten, žodžiu, saugo tą kapą, kažkas ten bando pavogti, bet tame filme man labai patiko, ateina žmonės su įvairiais motyvais. Jie ateina tarsi pasižiūrėti spektaklio, bet kaip juos pagauna ir kaip jie nesąmoningai staiga yra įtraukiami kaip vaikai. Ir turbūt religijos esmė ir yra mus įtraukti kaip vaikus į kažką, kas mus pranoksta, kas yra antgamtiško. Tada matai, kad suaugęs vyras, kuris laikė ledinuką savo dukrai mažytei, pats tą ledinuką pradeda čiulpti, nes jis jo nebėra, jisai pats suvaikėjo gerąją prasme. Tai į tai turbūt galėtų vesti ir mūsų šiuolaikinis menas ir tuom jisai būtų patrauklus. Ne kažką naikinant ir teigiant, kad viskas, kas ten buvo, yra pasenę, bet ieškant būdų, kaip įtraukti į tai, kas yra amžina. Klausimas visiems turbūt buvo, tai jeigu aš tai labai trumpai, tai kad atskiriu tas sferas kaip šiuolaikinis menas, muziejus ir Mauricijo Katelano ar kiti kūriniai, tai man kaip ir nedaro problemų, bet aš į tai žiūriu kaip į šiuolaikinį meną, kuris,
turi universalizuojančius vaizdinius ir juos naudoja ir jau tada tas bažnytinis, religinis, koks jis bebūtų, tai kaip pat skirtingų sferų dalykai, o žodžiu, manęs nešokiruoja turbūt vaizdiniai nei ten, nebent. Aš gal tik patikslinčiau, aš visiškai neturiu omenyje kažkokio profanacinio ar objekto meno, ten nežinau, mes galime galvoti apie kokios Rakauskaitės, ten šokoladinius krucifiksus, yra gausybė, nežinau, Aušros vartų, nežinau, ten Agatos Orlovskos, sakykime, Aušros vartų Marija arba Jono Gasiūno, tai tikrai tie kūriniai, nebūtinai jie skirti šokiruoti, bet dažniausiai, kai paklausi autorių apie ką, tai dažniausiai ne religinį dėmenys, o socialinės problemos iškyla, tai įdomu tada, ką filosofija ar ką menininkas pietos ant kelio. Atskiros rytis, šiuolaikinis menas su savo religingumu ir tada jau tas religinis su savo šiuolaikiškumu, tai jums taip pat, jeigu tas klausimas. Žinau, aš tai trumpą labai turiu, kad aš nelabai, neižvelgiu jokios problemos. Man atrodo, aš šiaip apie meną, čia menotyrininkai turi komentuoti, bet man atrodo šiais laikais rimtai nebekalbam apie kažkokią vieną meno misiją, kad čia menas turi daryti ar tą, ar aną, ar trečią. Turbūt kalbam labiau ne apie ką turi, o apie ką gali. Ir gali daug ką. Vieni menininkai nusprendžia, kad jie nori socialinio komentaro imtis uždavinio, ne savo meno kūriniais ir tą daro. Ir manau, kad turi tam teisę. Čia nemanau net ir, kad ir girdim iš Mozės, tai labai panašias mintis, kad čia pačios religinės bendruomenės, ar ten Lietuvoje šiuo atveju būtų katalikų bažnyčia, kažkaip labai jau reaguotų. Mes per 36 metus tikrai nuėjom ilgą kelią, aš atsimenu. Tai buvo tas pats Kastelučis, prieš tai atsimenu buvo Žilinsko galerijoje atvežta ten, kaip... ten vadinosi Myžalų Kristus, ar ne, buvo... Serano, yra tų kūrinių, žodžiu, čia buvo, bet aš primenu, kad kūrinių tai čia begalės, bet Lietuvoje tie kaip čia, tokie buvo momentai, reiškia, aštrumo prasme, ir jie mažėja. Tai aš tą bandau pasakyti, kad mūsų visuomeniai tas, kaip čia pasakyti, tokio atsirado mano galva, tai teisingo laisvumo. Taip, mes menui pripažįstam tam tikrą kitą režimą, kuriam galima ir eksperimentuoti, ir pasibandyti, ir paprovokuoti, ir patiem iki galo gal net nežinoti, jeigu norit, ką norim pasakyti, bet pažaisti simboliais. Tai aš tiesiog nelabai net matau problemą. Jūratė klausimą turėjo. Norėčiau parodos autoriui klausimą. Jūs pačioje pradžioje užsiminėte apie šviesos paieškas, tarsi šitos parodos vienas iš tikslų buvo. Bet tuo pačiu man įstrigo jūsų tokiuose trumpuose pasakojimuose du momentai. Tai tas paklodės traukimas vaikystėje, kaip kažkas traukia, ir antras momentas jūsų paminėtas egzorcistas Valkauskas. Ir man rūpi, jeigu galėtumėte atskleisti, savo nemandagu klausti apie tikėjimą ir apie politinės pažiūras, bet kiek tai susijęs su jūsų religinė patirtimi? Ar jūs tos kartos, kur dar močiutės norėjo sutvarkyti, privesti prie pirmos komunijos, ar tai tos paklodės traukimas galėjo būti Dievo gąsdinimas, kaip anksčiau buvo bausmėmis visokiamis, jeigu ir kaip ir man šitą baliustradą ir jos judėjimas arba ten toje erdvėje vejasi kažkas, tai irgi truputėlį byloja apie tam tikrą posūkį, arba baimės tam tikras, jeigu jūs užsimenėte ir egzorcistą ir tą paklodę, kažkaip susieina viskas. Tai ar galėčiau klausti apie tą asmeninę tokią religinę patirtį? Na, tai klausti jūs viską galite. Bet yra tai, kad ten, reiškiasi, tas religinės patirtis gali pradaryti ir pro galinės durys kažkokias. Tai dėl to tą egzorcistą aš ir buvau įtraukęs į šitą diskursą,
parodos, kadangi išprovokavo prisiminti visus tuos dalykus. Ir iš tikrųjų aš gyvenau Kaune 5-aukštyje, kurį mes ten su draugu net ir juokaudavom, sakom, tikriausiai jis ant kokių kapinių pastatytas. Ir ten vykdavo tam kambarį labai daug dalykų visokių ten. Ir daugiau, atsimenu, močiutė jau kaip išeidinėjo, tai pradėdavo tie judėti daiktai. Aš laiką ateidavau, pataisydavau televizorių, kodėl vis galvoju, vis dienos metu atrodo, tuoj nukris išeini iš kambario grįžti ir ten. Ir dar daugiau tokių dalykų būdavo keistų, tokių kinematografinių. Bet jie tokie buvo visai gana pasimiršę kažkaip tai ir tada ir pradedi galvoti, kiek daiktas yra savo. Yra kažkas jau vyksta savo nepriklausomas ir kiek jis turi teisų mūsų gyvenime. Tai gal būtų toks atsakymas, kad tų tokių kitų dimensijų atvėrimas, kurio mes tikim, netikim, bet prie tų ekranų mes prieinam ir tas jau ekranas, jis mums vis siūlo vis daugiau ir daugiau. Ir neaišku, ar ten vis dėlto tie vitražai, ar vis dėlto appsas naujas bus, kuris sukvies religinę bendruomenę į susitikimą. Ir iš vis nuotolinės mišios, nežinau, jos ir vyksta tikriausiai, bet... Vyksta, bet jos, iškart galiu pasakyti, negaliojančios arba ne ta prasme negaliojančios juridiškai, bet Dievo dvasia yra žmoguje. Va ten, kur yra žmogus, ten yra Dievo dvasia. Ne knygose, ne transliacijose. Mes galim ištransliuoti mišes, bet mes neištransliuosim Dievo dvasios. Tam reikia būti žmonėms kartu. Tai vat pandemija, aišku, čia reikia atsiprašyti visų žmonių, visos tos mišios ištransliuotos, jos ir tebuvo tik ištransliuotos. Bet be gyvo susitikimo su gyvuoju Dievu. Tai va, o mes, kalbant apie vitražą irgi, turbūt, kad Apple darys savo, bet mes ilgėsimės vitražų. Vis tiek mes lankysim ir seną architektūrą, ir keliausim ir po Europą, ir pirmiausia, kas trauks mūsų akį, tai kas yra ir įmelsta, ir tuo pačiu sukurta, galvojant, kad Dievo dvasiai veikiant. Ta jaučiam kiekvienas, kur yra kūrinys, tikrai menas, ir kur yra kūrinys kaip Dievo dovana menas, ir kur yra kūrinys kaip kažkokios pastangos ieškoti, kelti diskusijas. Gal čia aš taip nesu ekspertas šitoje vietoje, negaliu nieko pasakyti, bet tikiu, kad Dievas didysis menininkas reiškiasi žmogaus gyvenime ir kaip kūrėjas. Tai va, tas noras kurti, noras ieškoti yra Dievo atspindys mumise. Čia tokią įdomią beveik antrą temą galėtume, antrų užvažiavimų diskusiją dar daryti, nes noris ir Viktorą apie tą virtualybę pakalbinti, o su Jūrate esam kalbėjusios kažkada kaip tik apie pandemiją ir tas mišias virtualias, kai Amerikos bažnyčiose jos buvo laikomos su avatarais, reiškia, tas žmogus gali ateiti savo avataro būdu, prisijungti, nežinau, kaip su komunija, dabar neatsimenu, bet kažkas jau buvo tokio, kad, kaip sakoma, legit. Tai labai įdomu, kaip jūs sakot, kad grįžta kai kurie dalykai atgal, jie nepersikelia visi į appsą, bet kas bus po 30 metų, I don't know, čia gal kita pandemija bus ir bus, kaip sakant, viskas. Būtent, jo, tai jau yra tokie, kaip ir Japonijoje, ne, tie draugai, su kuriais bendrauji intymiai, bet per telefoną ir kažkodėl jie nėra tikri žmonės, bet jie, anime, žodžiu, visos tos funkcijos, jos iki tiek išsiplėtusios, kad kartais atrodo, wow, japonai senai tai turi. Gal yra kažkoks dar noras padiskutuoti ar paklausti menininko, kuris vis dar čia, bet paskutinė diena, aš jau taip suprantu, ne? Gal virtualiai dabar jau jo. Taip, nes ir hologramos. Vis dėlto prie to šventumo, ar jūs turite šventų daiktų? Arba kas jums tas šventumas? Kas jums yra?
šventų daiktų yra, va, matote. Čia. Kas tas sakralumas, kas yra Nu, čia jau įpuoliau. Nu, dažniausiai žmonės tai apie tai nieko nesako. Nes iš tikrųjų tas šventumas yra iš vis mūsų suvokime, kaip mes tai suvokiam, tas šventumas pirmiausiai. Ir va čia mes ir kalbame apie šitos objektus judančius, kiek juose yra šventumo, kiek žmoniškumo, ar juos galima, kaip sakoma, išplauti. Kaip pinigus, jo, jų vertę, kaip sakoma, ir paversti kažkuo tai. Nes ar teatre nieko jau jiems nebūtų, bet dabar mes žiūrime į juos ir galvojam, kiek mes su jais galim judėti. Ir kur judėti. Ar atgal, ar į priekį, nors tas pirmin ir atgal judėjimas ir virtualybė, ar prie senų tradicijų grįžimo religinių, nors jos vis tiek niekad negrįžta. Ten. Svarbu judėti. Gal svarbu judėti, kad ir jau per tą apsą. Gal irgi ne tai blogai. Kol elektra yra. Tai gal paploja menininkui, ne? Tai gal jau jums čia paploja, kurie susirinkote. Ar tai baliustradom paplojame? Kiek jos judės, ar taip pat judės. Tai aš tiesiog gal jums dėkoju, kad atėjote, susirinkote ir buvo smagu išgirsti.